Vėlų pirmadienio vakarą į Lietuvą parskridęs tituluočiausios šalies komandos Kauno Žalgirio savininkas Vladimiras Romanovas parvežė gerų žinių visiems ekipos gerbėjams. Viena. Treneris. Pirmą kartą ispanas vadovavo Žalgiriui. 48 metų krepšinio specialistas iš Ispanijos Juanas Plaza ir Lietuvos čempionų klubas sudarė 2 metų sutartį. Vakar ispanas oficialiai atsisveikino su Sevilijos KSOL ekipa, kurioje praleido pastaruosius 3 sezonus. Prieš tai ispanas 3 metus treniravo Madrido Real krepšininkus. Su karališkųjų klubu strategas 2007 metais tapo Ispanijos čempionu ir iškovojo ULEP taurę. Kauno Žalgirio krepšinio klubo savininkas Vladimiras Romanovas atviravo, kad su specialistu iš Ispanijos pavyko rasti bendrą kalbą. Treneris nekėlė reikalavimų, kad Žalgiris būtų sukomplektuotas tik labai gerai žaidėjais. Jis pats pasiryžęs daug dirbti su jaunimu ir išugdyti stiprų komandos rezervą, teigė savininkas. Treneris patyręs, jis viską matęs, jis neįsigando, sakau, komanda dar nesiformuota, aš nežinau, kokį lygį man žaidėjų. O treneriai reikia, dar nėra minimum 2-3 žaidėjų. Sako, aš galiu su jaunimą dirbti, pas jūs yra jaunų žaidėjų. Tai, randam bendrą kalbą. Mes aptarinėjom, kaip jisai dirba, kaip mes dirbam. Tokio kažko tai ypatingo aš nematau. Naujasis Žalgirio vairininkas pasidžiaugė galimybę stoti prie legendinio klubo vairo ir neslėpė, kad sprendimą priimti nebuvo sunku. Kauno Žalgiris aukščiausio lygio legendinis klubas. Tokio pajėgumo ir istorinės reikšmės komandą kiekvienas treneris svajoja treniruoti nors kartą per gyvenimą. Ispanijoje Žalgiris turi labai gerą vardą, todėl man didelė garbė tapti šios komandos treneriu. Priminsime, kad Eurolygoje šį sezoną Kauno Žalgiris rungtyniaus C grupėje kartu su Pirėjo Olympiakos, Vitorijos Caja Laboral, Stambulo Anadolu FS, Milano Emporio Armani ir Zagrebo C9. Šalies čempionų ekipos savininkas teigia, kad šiuo metu sunku vertinti varžovus, nes klubai dar tik formuoja savo sudėtis. Man tai tas pats, su ko žaisti, svarbu kaip žaisti. Gal ir geriau negu su CSKA, todėl kad CSKA stiprinasi kasmet. Galvoju, šįmet bus pakeitimų. Bendrai visos komandos negalima dabar įvertinti. Toks periodas, kada formuojasi. Kauno Žalgirio komanda Eurolygos sezoną pradės rungtynėmis namuose su Zagrebo C9. Tomas Ramanskas, Romas Ruzgys, Sport 1 žinios + Vilnius.